Sveiki, hebrytė. Po mano epizodais apie F30 parašėt, kad kai kurių kasiakų, kuriuos suradau būtent trečiam BMW modeliuke, nesuraščiau BMW 5 serijos, tai šiandien pasėmiau į test drive'ą BMW F10. Sutikite šitą juodą pitaką. F10 kėbulas buvo gaminamas nuo 2010 metų iki 2017. Čia prieš mus yra prefeisas, 2011 berods, su kuo mes lyginsim šitą pitaką. Šiaip 5 serijos konkurentai yra Audi A6, yra Mercedesai. Ir jeigu pažiūrėsim būtent į tai, ką mes filmavom, nes mano kanale Mersų nėra, tai lyginsim dar su Jaguar XF-u. Taip pat, ant kiek čia būtų skirtingos klasės, aš vis tiek jie lyginsiu su mano F30, nes su to automobiliu aš jau gyvenu virš metų ir tikrai pripratau prie to, kaip valdosi ir kaip jaučiasi tas mano trečiukas. Kol kas nežiūrėkite į rasuojančią lempą, kažkaip čia uždengsiu. Čia pitako problemos nuo Batmano serijos. Jeigu jau lyginam, tai ką iš pradžių norėjau pasakyti? Pasakysiu, kad F10 kėbulas man tikrai labai gražiai atrodo ir tikrai labai patinka. Taip pat gražiai atrodo ir Audi A6, taip pat ir Jaguaras, bet jeigu renkam iš šitų visų automobilių, tai pasakyčiau, kad F10 keliuose ant tiek daug, kad jisai dizainu nepasenęs, bet jisai pasenęs pas mus galvose, nes mes matom tą mašiną absoliučiai kiekvieną dieną, ko tikrai nėra Jaguar XF, nors jisai ir šviežesnis, bet jeigu žiūrint pagal kainas, tai kaip ir galima taip pritempiant palyginti šitas automobilis, nes F10 kėbulai tikrai laiko labai neblogai kainas. Kalbant jau apie dizainą toliau, tai labai pasisekė, kad šitas automobiliukas yra su M paketu, nes man kažkaip stokinės F-kės be M pako atrodo kaip vyras iš memo, kur tipo barzduotas vyras nukerpa barzdą ir pas jį nėra tiesiog smakro, tasai. Čia kažkur nuotrauką įmesi, viens prie vieno F-kę be M pako. Dar dalykas, kuris man biški kliūna į akį, tai yra šitie posūkiai. Ką žinau, kažkaip iki šiol ant visų BMW, kur žiūrėjau, buvo tokie atsargus, tiesiog posūkis stikliukas. O čia kažkoks chromo elementas, kaip iš AliExpreso. Nežinau, man tai jisai toksai kažkaip per didelis, per juokingas, atrodo kaip lipdukas M-Power ant bagažinės. Nežinau, kažkaip man netinka šitas posūkis prie viso šito automobilio. Tikrai gražiai atrodo ir iš priekio, ir iš šono, ir iš galo. Dizainas F10 yra nuostabus, pasakyčiau. Dar čia man patinka, čia kažkodėl, šiaip nežinau, ar čia taip turi būti ar ne, bet man atrodo, kad čia padarytas kažkoks taip išmetimas su tais visais lipukais, su to difuzoriu, kažkaip Simiora primeta. Parašykite komentarus, primeta jums tas galas Simiora ar ne? Ir šiaip išlipęs iš trečiuko savo BMW pastebėjau, kad F10 kėbulas yra labai didelis. Čia jau mes matome, aišku, su laiku, kad visą laiką automobilio modeliai didėja, tai jeigu mes pažiūrėsim, pavyzdžiui, tą pačią slyvą ir pristatysim ją prie F-kės, tai slyva bus, nežinau, kaip labai maža atrodys. Mano trečiukas jau atrodo didelis, bet palyginus su F-kė, tai ten pusės, jeigu prisiparkuot galais prie vienos linijos, tai pusės snukio F-kė didesnė. Ir jinai tikrai yra platesnė. Ale ir didelis čia kapotas. Gerai. Šitą informaciją būtų labai naudinga, jeigu aš ją sakyčiau gal kokius 6 metus atgal, 7. Nes šiai dienai beveik visi viską žino apie šitus variklius. Čia yra 3 litris dizelis NPM7.
Čia jau yra ne tas patikimas 3 litrų dizelis, kurį mes visi mėgstam iš Tram 9 ir 60 serijos. Čia yra N PM7, pas kurį grandinės yra gale. Šiaip kaip variklis, jisai labai fainas, jisai turi daug galios. Tas pats variklis stovi 3 litriam, 3.5D, 5.0D, bet jisai turi labai daug kasiakų. Tai pirmas kasiakas, kuris toksai yra labiausiai paprastas, reikia jį žinot, tai yra grandinės. Šitose variklių serijose atsirado grandinių resursas. Jeigu, pavyzdžiui, pas Batmaną mes su vienom grandinėm galėjom ir pusę lemo atšert, tai čia 200 000 km ir prašau pakeisti grandinės arba jos nuplyš. Dar čia yra labai didelės problemos yra su guliavietėm ir deklais. Jisai kala. Tiesiog 250 000 km ir kiekvieną kartą, kai jūs kūrėt savo variklį, jūs galite neužsikurti, jisai gali užkalti. Va toks tiesiog yra niuansas. Aišku, jeigu šitie automobiliai būtų teisingai aptarnauti, jeigu žmonės keistų tepalą kas 70 000 km, o ne kas 13-15, kaip prašo pati mašina, tai gal ir viskas būtų gerai, gal mes netiek daug problemų su įdeklais turėtume, bet yra jau kaip yra. Taip pat šitie visi automobiliai privažiavę tiesiog kosminės rydas, nes čia yra pitakas, didelis, komfortiškas, su gerai traukiančiu varikliu, su ekonomišku varikliu, nes 3 litris tikrai nedaug ryja, palyginus su kitais automobiliais tokių galių. Tai ir jie privažiuoja kosminės rydas. Ant šito automobilio jau 2-5 ridos. Ir čia dar ne faktas, kad jinai yra teisi, nes salonas tai sutrintas žostkai. Po to aš jums parodysiu, kaip pažiūrėt, kaip pas mus salonas prie ridos derinasi. Taip pat šitie varikliai turi naują bėdą, kurie neturėjo varikliai praeitos serijos. Tai išsiurbimo kolektorius. Čia stovi ten EGR sklendės ir taip toliau. Ir kas 100 000 mums reikia tą kolektorių išimti, tos sklendės išimti ir viską išvalyti, nes jisai užsišika. Žostkai užsišika. Ir kaip pagal grafiką. 100 000 ir reikėtų prasivalyti, nes po to galima turėti irgi bėdų su tuo. Dar ten būna atlūžta tie gabaliukai, jeigu nevalyt, būna atlūžta tie nagaro gabaliukai, krenta į cilindrus į vidų ir dar blogiau pasidaro. Dar kalbėjau, kad šitas pats variklis yra ir galingesnėse versijose, tai 535 čia viskas tas pat, tik tai 2 turbos, tai ten daug naujų problemų neatsiras, bet 550, 550D, tai ten irgi toks pat variklis, bet ten jau biški viskas kitaip. Tai ten yra daugiau problemų. Dar prie to pačio, kad mes turim visus šitas bėdos, tai ten inžinieriai paėmė tą mūsų 3 litrą galvutę, padidino vožtuvų dydį, tai reiškia, kad sumažino biški galvutės ten storį, padarė didesnės skylės, įdėjo didesnius vožtuvus ir viską tai prisuko ir pripūtė dar daugiau kilovatų. Tai kaip jūs galvojat, ar galvutės geriau laikys ar blogiau, kai joms pragręžia didesnės skylės? Tai faktas, kad blogiau. Tai kad 5.0D labai dažnai skilinėja galvos. Ir remontas yra kosmiškai brangus, o naujų galvų yra labai mažai, nes jeigu tu važiuoji iš Rotą pirkti 5.50D galvą, tai su netgi nuimta nuo sveiko motoro galima pamatyti įtrukimus. Va tokie niuansai. Dar ten yra, aišku, tie aliumininiai išsiurbimo ten kolektoriai, bet apie tai jau pasižiūrėsit, gal nežinau, forumuose kokiuose pasiskaitysit pas žmonės, kurie turėjo būtent 5.0D. Gerai, tiek daug informacijos prikalbėjau apie šitą variklį, bet nepasakiau, kiek turi galingumo. Tai 108 kW stokė ir apie 6,1 sekundę 0-100 turėtų daryti šitas automobiliukas. Bet šitie varikliai gerai čipuojasi, tai tiesiog užvažiavęs pas Valerką ir pajungęs kažkokį ten čipą, gerai, čia prasukta biški geriau ant stendo, tai 230 kW yra šitam automobilyje. Tai pagreitės iki 100, aš manau, greičiau negu 6 sekundės, tai būtų įdomu šiaip susitikti su mano F-ke, nes jinai stokinė ir padaro tai už 6 sekundės. Gal kažkaip, kada nors kažką suderinsim. Parašykite komentarus, ar būtų įdomu. O jeigu jūs nelakstantis žmogus, jeigu jums arklių nereikia, tai yra tokie pat modeliai su 2 litrai dizelis. Tai iki facelifto turėjo NCAM7 motorą ir apie jį jūs tikrai viską žinot, nes jisai labai populiarus E90 automobiliuose. Bet kas yra tikrai geras pliusas,
F10 modelis facelift'e įgavo B serijos motorą ir šitie B serijos motoriai, nors taip pat yra mažai galingi, nes 2 litrai dizelis, jie tikrai yra labai patvarus ir tikrai važiuoja daug ilgiau negu NKM7. Atsisėdom mes į F10 saloną ir čia šiaip yra automobilis su gera komplektacija, su labai gera. Čia yra full comfort sėdynės, head-upas, durų pritraukėjai ir kaip ir viskas turėtų būti gerai, bet yra niuansų. Žodžiu, BMW daro automobilius kaip ir iš gerų tokių materialų ir viskas turėtų atrodyti tikrai taip monumentaliai, patvariai, bet rydos eina, o salonai kažkaip neatlaiko tų rėdų. Tai kaip galit pamatyti iš mygtukų, mygtukai visi nusitrina. Taip pat niuansas, kurį aš tiesiog negaliu pakęsti jau nuo E90 serijos. Tai yra durų rankenos. Jos kažkodėl, lydosi. Ir gerai vairuotojų sėdynė, aš suprantu, ten daug kartų jinai atsidarinėjo čia vairuotojas. Per 250 000 km tikrai daug kartų lipo į mašiną. Bet kad ir keleivio visa būtų nutrinta ir tai lipni, čia nonsensas. Ir dar, blemba, tu nupirki BMW 5 serijos. Aš nenoriu, kad kai aš sėdu į mašiną, pas mane ant rankų liptų kažkokie klijai. Čia nenormalu. Taip pat šita problema nėra tik tai šitam kėbulį. Šita problema jau atsirado 2.4 E90 trečiukė. Tai kad per tiek laiko jau galima buvo kažkaip suprasti ir pataisyti šitą problemą. Ir čia nėra kažkoks ten labai malonus materialas, kada tu nusipirki naują mašiną. Jisai jau yra kažkoks guminis. Bet kodėl netgi be šilumos, be nieko, dabar šalta ir jisai vis tiek lydosi ir lipdosi prie pirštų. Aš šito nesuprantu. Taip pat irgi mes galim pamatyti, kad čia viskas taip monumentaliai ir gražiai atrodo, bet viskas kažkaip neatlaiko rydų. Čia turėtų atsidaryti gražiai. Kodėl aš turiu čia paspausti, kad... aš nesuprantu. Kažkodėl nieko neatlaiko rydų. Gerai, čia gal viskas ir ganėtinai stilingai atrodo. Čia man labai patinko tas dalykas, kad galiu raktelį įdėti. Tai parodysiu jums. Kad galiu įdėti raktelį. Šito nepastebėjau. Žiūrėkit. Iguaro ženkliukas ant raktelį. Savininkas žino, kurią mašiną reikėjo rinktis. Arba čia tiesiog gal svajoja. Tai gerai, čia galim įdėti įdomiai raktelį, čia galim cup holderius, bet irgi tas dalykas, kažkaip, aš nežinau, kaip čia jisai atsidaręs buvo. Kaip ir turėtų būti vokiška kokybė, bet kaip ir neatlaiko savo rydų vapšė. Aišku, gerai, full comfort sėdynės tikrai labai patogios ir lankstomos, čia viskas elektra valdoma, labai daug regulirovkių, čia galima pamatyti ir tikrai pagal save nusistatysit tą kėdę, aš jau pusę dienos važinėjau, ir yra patogu. Žiūrint į kėdę, aš manau, mato tą BMW ženkliuką. Tai nepykit ant šito automobilio savininko, nes jisai taip nupirko, tai tikriausiai dar nesutvarkė. Aš dar pasiklausiu pas jį, nes čia atrodo biški, ne biški, kolchoziškai atrodo labai. Žinantis žmogus gali pasakyti, kad kaip čia taip, automobilis su paketu, automobilis su tokia gražia, gera komplektacija be M-vairo. O M-vairas buvo, aš jums tai nuotrauką įmesiu. Pas BMW F serijos labai lengvai vogt vairus ir tai yra labai populiaru šiaip Lietuvoje. Tiesiog išdaužo langą, 30 sekundžių ir jūs vairo neturit. Nerodysiu, kaip tai darosi, bet 2 atvertkės ir raktas. Vsio, galima su puška dar greičiau bus. Tai jo, vairai labai yra vogiami ir kažkodėl nieks su to nieko nedaro. Žmonės pavogtus vairus po to perka iš Facebook Marketplace ir taip skatina vagius toliau vogti. Ir išeina, kad tiesiog krūga varot vairų grupėse. Ir tai yra toksai didelis niuansas. Nes jeigu jūs gyvenat miegamuosiuose rajonuose ir neturit savo parkavimo vietos būtent kažkur garaže, nors ir garaže gali pavogti, tai, kiekvieną dieną atsikėlus ryte jūs galite surasti savo automobilį su išdaužtu langu ir be vairo.
Kaip ir jau pasakiau, kad šitie mygtukai nusitrina, bet jeigu jau sakom apie rydą, tai čia į vairą net nežiūrėsim, nes jisai jau faktas, kad ne nuo šito automobilio kažkur prie 300 000 km pradeda nusitrinėti start-stop mygtukas. Aišku, jį galima ir pakeisti, bet tai irgi vienas iš tokių niuansų, pagal kurį galima pažiūrėti, ar ryda tikra. Tai čia 200 PM ridos, rankinėliams jau žopa po 100 000, netgi anksčiau, nes pas mane ant mašinos 7 ridos ir rankinėliams žopa. O būtent šis mygtukas, tai vad biški ilgiau pagyvena, tai galima pagal tuos visus dalykus surinkti ir sužinoti, kiek ridos. Dar pas BMW yra labai malonus pliusas, kad turit labai daug blokų, tai jeigu turit draugą gerą diagnostą arba šiaip gerai su to suprantat, vis tiek surasit tikrą rydą. Čia ne kaip Opelė, kur vienam dievui žinoma, kiek Opelis pravažiavo. Visada kažkaip test drive'as. Kažkaip savo test drive'uose niekada nefilmuoju galinių sėdimų vietų. Sėdėti yra patogu, vietos netgi paskui mane labai daug. Kas man nepatinka BMW pitakose, tai šiaip ir trojkės nepatinka, tai į galą nepatogu atsisėsti. Labai aukštas slengstis ir taip pat žemas lubų kampas. Gerai, mes jauni, mums nėra problemų, bet pavyzdžiui, kai aš vežioju savo močiutę į kaimą ar dar kažkur, tai aš visą laiką taip skaudžiai žiūriu, kaip jinai bando atsisėsti į tą mašiną ir čia su galva atsitrenkia. Jūs paklausit manęs, kodėl aš nesidanu močiutės į priekį? Močiutė nenori sėdėti priekį. Čia kitas klausimas, aš visą laiką sakau močiutė, atsisėsk prašau į priekį, aš nenoriu važiuoti kaip taksistas. Atsisėsk į priekį, bet ne, jai reikia galą. Tai su šito mes nieko nepadarysim ir tai yra tikrai faktas, kad biški suaugusiems žmonėms arba gal didesniems irgi sunku čia sutilt. Bet jeigu jau sutilpat, sėdėti yra patogu. Aišku, čia ne full comfort sėdinės. Bet yra neblogai. Bagažinės liftas. Gerai, į vidų nežiūrėsim, norėjau tik liftą parodyti ir pasakyti, kad bagažinė tikrai yra gili ir didelė. Kuo aš nesitikėjau, nes čia yra sedanas, bet ten prikraut galima daiktų. O grįždami prie palyginimo, tai mes filmavom A6 universalą, tai faktas, kad ten vietos salone ir gale ir bagažinėje bus daugiau. Mes filmavom Jaguarą sedaną, tai karoči, kas kaip bebūtų, bet šitai visi automobiliai labai panašus. Ir taip pat yra patogos sėdėti gale ir ten, ir anan, ir kitur, taip pat didelės bagažinės, nes kažkaip dabar taip eina, kad visi automobiliai pasidaro labai panašus viens į kitą. Jie nebebando konkurentuoti kažko naujų. Jie bando konkuruoti tiesiog geresnę kainą, gal biškai geresniam komplektacijom ir savo brandu. Į ką dabar daugiausiai atsispiria markės automobilių. Nebent pasaulyje A6 tikrai patogiau būtų lipti galą. Bet mums jauniems čia pofik. Bet pagalvokite apie savo artimuosius, jau senus artimuosius. Gerai, baigiam čia visus šnekas, prasivažiuosim ir pajausim, kaip tas automobilis jaučiamas ant kelio. Šiaip aš jau biškį pasivažinėjau, tai jau galiu papasakot, bet lekiam. Prieš važiuojant, trumpai, čia yra ZTF-as 8 bėgių, labai gera dėžė, tokia pat stoja pas mane F30, va tokia dėžė. Pavaras mėto greit, čia, kad po to, kai važiuosiu, jau į šitą dalyką neakcentuoti. Pavaras mėto greit, pavaras mėto sklandžiai, karoči, ir dar laiko daug galios, va tokia dėžė. Все, jungiam drive'ą, važiuojam komforte ir pagnalė. Ką aš norėjau iš to automobilio pajausti? Aš norėjau pajausti komfortą, nes čia yra pitakas, aišku nesimiona, bet pitakas ir visi sako, kad jie yra labai labai komfortiški. Aš norėjau pajausti kažkokį labai didelį skirtumą nuo mano F30, o dar labiau norėjau pajausti didelį skirtumą nuo Jaguaro XF-o, nes jisai man komforto dėl labai nepatiko. Jeigu pamatėt mano video, tai aš ten kažkaip pradėjau kažką pykti. Pirmas dalykas, kurį jauti atsisėdęs į F10, tai kad tai yra tikrai didelė sunki barža. Tai yra didelis ir sunkus sedanas ir tas svoris jaučiamas ant vairo, bet jaučiamas yra maloniai. Pavyzdžiui, mano F30 vairas yra labai lengvas ir tu nejauti automobilio svorio išvis. Čia vairas toksai yra,
turi kažkokio svorio ir automobilį į posūkį reikia įsukti. Ne tiesiog, kad, posūkis pasukam, o taip reikia biškį jėgos ir reikia kažkaip žinot, kur, automobilis turi, žodžiu, inercijos. Kas tikrai labai džiugina, tai Full Comfort salonas. Jis mane dabar taip pilnai apglėbė, dar įjungęs šildymą, tai pradeda netgi biškį migdyti. Nesiūlyčiau pirkti F10 su 2 litrų dizeliu, nes 4 cilindrai šiaip nelabai lygiai dirba. Ir pavyzdžiui, kai važinėjau čia dabar su to Jaguaro, tai ten 4 cilindrai iš vis tragiškai dirba. Tas visas automobilis kratosi, o mes visi gerai žinom, kad labiausiai lygiai veikiantis varikliai čia yra 6 cilindrai. Čia mes turim 6 cilindrų dizelį, kuris ir galios turi, ir turi to tokį minkštą galią. Ta prasme, biškiai prispaudus pedalą, jisai mums minkštai pagreitina ir net nejauti jokių vibracijų, nejauti nieko sėdint automobilyje. Ir tas pats dizelio garsas nėra labai jau toks įkyrus. Jisai tikrai, pasakysiu, kad maloniai skamba, nelabai ten klaksi, o įspaudus pedalą gazų iki dugno, tai netgi išgirsit malonų urzgesį. Pasivažinėjęs jau pusę dienos su šito automobiliu, pajutau vieną minusą, kuris man tikrai labai nepatiko, lyginant su mano Troikė. Kadangi čia yra didesnis sedanas, negu tą pačią Troikę, tai jisai yra daug platesnis ir dėl to jisai tamposi provežėse. Jisai gaudo provežės ir pradeda tave tampyti. Tai šitas jausmas tikrai nemalonus, dar kai pas tave ir vairas yra biškis sunkokas, tu turi tą mašiną taip sulaikyti. O važiuodamas mieste su tokiu automobiliu, aš norėčiau tiesiog atsigult ir ramiai savo vairuoti. Ko man nelabai galima padaryti, nes turi valdyti tą mašiną, nes jinai bando kažkur pabėgti kitą juostą. Bet manau, užtat čia būtų labai geras automobilis trasėms, jeigu gera tiesia automagistralė. Tai tikrai su tiek galios, su tokiu varikliu, su tokiu komfortišku salonu labai malonu būtų toli važiuoti. Ir man atrodo, dėl to tiek ridų ir privažiuoja šitie automobiliai, nes, tiesiog komfortiškai yra valgyti tos kilometrus. Tai pasižiūrėsim, kiek čia ryja šitas automobiliukas, kiek gyvai jisai rodo, nes, ne visą čia savininkas važinėja, tai pažiūrėsim, kaip su jo važinėjimu jisai valgo. Šiaip nežinau, kaip jisai važinėja. Ir mums kompas rodo 10,6 litrai ant 100 km. Tai aš manau, kad čia yra labai malonu, turint 230 kW po šikną. Ir tokio svorio automobiliui čia yra tikrai labai malonu. Nes mano, pavyzdžiui, F30 2 litrė, tai 14 žiemą valgo. Dabar tipo 12, bet bus šalta, bus 14. Kai filmavau video pusę metų su F30, skundžiausi, kad trūksta garso izoliacijos ir man komentaruose parašė, kad jeigu turėčiau pitaką, tai to nebūtų. Tai žinokit, nesutiksiu, nes dabar aš važiuoju 50. Gal asfalto aš taip gerai negirdžiu kaip savo automobilyje, čia asfaltas tikrai tyliau girdisi, bet kitus automobilius pravažiuojant, aš toks jausmas, kad girdžiu, ką žmonės salone šneka ir tikrai labai gerai girdžiu vėją. Tikėjausi biškį daugiau, kad yra geriau nei Troikiai, faktas, bet kad yra labai gerai, ne, nėra labai gerai. Tikėjausi geresnio rezultato. Šiaip ir su to valdymu tikėjusi, kad kaip BMW bus biškį aštresnė, bet, čia pitakas, tai aišku, pretenzijų jokių neturiu. Norėjau, kad jinai būtų biškį komfortiškesnė. Tai jinai man nedavė nei aštresnio vairavimo, nei to komfortiškumo labai. Jinai yra toksai viduriukas. Tai žmonėms, kuriems patinka puskomfortis, pusvaldymas, tai automobilis labai patiks. Aš noriu, kad, aš nelabai mėgstu universalių automobilių, aš mėgstu, kad būtų įskrainosti vkrainosti. Arba mes važiuojam ant asfalto Miatui be stogo, ar mes važiuojam komfortiškam automobilyje, tai po vienas iš dviejų, nemėgstu, kad būtų viskas viename. Tai bet čia toksai, čia mano mintis, tai jūs galite su to pilnai nesutikti, čia aš dabar savo emocijas ir mintis pasakoju, tai man jinai neužtenkamai komfortiškai, kaip ant pitako,
kaip ant komfortiško automobilio ir neužtenkamai aštriai valdyme, jeigu mes norim tipo aštraus BMW valdymo. Tai toks viduriukas. Bet tikrai, gerai valdosi. Maloniai, ramiai, jeigu mes pasukom vairą, jinai važiuoja ten, kur reikia, bet aišku, nėra to aštrumo, jau mes galim biškį pamazgoti ir mašina plaukianti biškį. Iššokam čia į magistralę, pažiūrėsim, kaip mūsų tie 230 kW važiuoja. Greitis šiam ir tiesiog ant komforto įminsiu. Baliamas, serioznai važiuoja, visi 230 čia. Tikrai dizelio tasai, dizelio pasibėgėjimas labai malonus, tikrai jaučiasi, kad yra niutonų, maloniai jinai traukia, nieko čia nepasakysi. 3 litrai dizeliai šiaip visada maloniai traukdavo, netgi ir be čipsų, tai ir tų 180 kW čia tikrai pilnai užtektų, nes jie ir jaustųsi biškai kitaip, kadangi turi tų niutonų. Tai čia su šito nėra ką sakyt, karoči. Važiuoja tikrai labai gerai, labai įspūdingai. Dar šiaip toksai biški prikolinas jausmas, kadangi sedanas tasai yra sunkus, tai taip maloniai kelia snukį ir tu jauties, kad važiuoji tikrai galingam automobiliui, jisai taip prikelia biški snukį ir bėgėsi. Čia tai yra bairis tikrai. Bet pavyzdžiui, jeigu ant nelygaus kažkokio kelio gazuojam, tai ir trūksta gal to tokio stabilumo, tas automobilis toksai plaukia, nes biškai pašokinėja, yra jausmas, kad gali kažkur netyčia nuplėšti jį, nes galų varomas automobilis ir toksai, ką žinau, nežinau kaip tai paaiškinti, tą jausmą, bet kai tikrai ant tokio nelabai tiesaus paviršiaus pradedi gazuot, tai jį ten biškai bando išmėtyti. Kol įjungtas stabilizacijas, viskas tvarkoja. BMW stabilizacijos labai gerai veikia ir labai gerai viską sugauna, bet jeigu jas išjungt, tai galima pamesti automobilį. Ir dėl to mes ir matom dabar daug avarijų, kur F10 galingi kažkur išsitaško. Nes jaunimas išjungia stabilkės, kietas, išgazuoja, bam sumėti ir viso, ir pasibaigia tas išgazavimas. Pabandysim iš vietos biškį išstartuoti. Aišku, iš 2 pedalų aš nevarysiu, nes kam čia drožti svetimą mašiną. Tai iš vieno pedalo gražiai sportę savo ir įminsim. Tai tikrai greitai ir įspūdinga. Iki 100 čia, manau, 5,5, gerai, dėkauju. Tikrai čia iki 100 labai greitai ir įspūdingai pasibėgėjo tas automobilis. Aišku, su galų varoma ant starto užsišlifuoja žostkai. Aš dar iš vietos neįminiau dugną, atsargiai bandžiau praspaust, bet jisai užsišlifuoja, užsibuksuoja mirtinai, taip, kad netgi iškart kontrolkę įmuša. Tai jo, su galų varoma iš vietos sunkoka, bet tikrai galios čia labai gerai. 100 padaro labai greit. Labai man jau patiko, kaip jinai važiuoja iš vietos, tai pabandysim dar kartą. Iki 100 labai įspūdingas pasibėgėjimas. Po to jau biški sunkoka, bet niutonų užtenka ir tu vis tiek jauti, kad tave stumia. Fainai. Ir žinot, ką aš pastebėjau važiuodamas iki šios vietos, sugavau save ant minties, kad automobilis galingas, automobilis gerai bėgėjasi, automobilis labai maloniai startuoja, turi tos galios traukos, bet jisai neprovokuojantis. Aš visą tą laiką sau ramiai čia važiavau ir man nesinorėjo nei to gazas spaust, nei ką, kažkaip sau ramiai važiuoja ir super. Tai visgi galim pridėti porą punktų komfortiškumui šito automobilio, nes tikrai jisai neprovokuojantis, o galios turi. Tai labai gerai, man tai labai patinka. Aš mėgstu tokius automobilius. Kol dar esam salone,
vienas dalykas, kurį aš labai norėjau patikrinti, jeigu prisimenat mano trečiukė, kai pasiliungi ant Maxo šiltimą, labai pičiukas užė. Man kažkiek žmonių parašė, kad F10 tokia nėra, o kažkiek žmonių parašė, kad F10 taip pat. Tai pasitikrinsim, kaip čia. Tyliau, neužė. Gerai, džiugu. Va ir prieėjo pabaigos mūsų test drive'as. Pasivažinėjau dieną su F10 ir pradžioje video sakiau, kad lyginsiu ją su Audi A6 ir su Jaguaru. Tai ar man labiau patiko F10 negu A6? Ne, A6 man patiko labiau. Ar man labiau patiko F10 negu Jaguaras? Taip. Nu, šiaip taip pagalvojęs, Jaguaras jisai man irgi visai patiko, bet jam trūko būtent šito variklio ir būtent šitos multimedijos. Jeigu šitą viską įdėt į Jaguarą, Jaguaras būtų nuostabus automobilis, o taip F10 man patiko labiau. Kalbant apie kainas, tai jau kažkiek pradėjau čia sakyti, kad būtent šitas egzempliorius kainuoja 13,5 ir kažkiek čia ir yra ta rinka būtent tokių komplektacijų. Aišku, jeigu mes norim mažesnės ridos, tai ten kaina šoka aukščiau, jeigu mes norim facelift, ta kaina šoka aukščiau, jeigu mes norim tiesiog tuščio pitako, tai mes galim pasiimti 2 litrį F11 tuščio ir čia bus kažkur nuo 9. Bet čia jau bus nebe ta mašina. Čia bus išvis nebe ta mašina. Tai ką aš galiu pasakyti? Automobilis šiaip man patiko. Man tik tai, kad tas minusas, kad jisai jau salonas tas nudrožtas, tai biški liūdina. Ir kad jisai pernelyg universalus. Ta prasme, aš biški daugiau norėjau iš jo komforto. Bet tikrai pradžiugina, kaip jisai važiuoja, tikrai pradžiugina, kaip jisai jaučiamas kelyje. Ir sumuoja, tai man šitas automobilis patiko. Tai ką, chebrytė, ačiū už peržiūrą, ačiū už jūsų dėmesį, dėkit laikus, jeigu vidosas nepatiko, dėkit dislaikus, rašykit, ką patest drivinti toliau ir šiaip parašykite į komentarus jūsų nuomonę apie BMW F10. O kol kas, iki sekančių vidosų. Ate. Blemba, chebra, čia nebūtų BMW, jeigu jinai nesugestų mano tas drivo metu. Jau vakaras važiuoju atiduot mašiną ir bam. Mirė posūkio apšvietimas. Nu, ne pačių posūkių, bet kai posūkį pasukį, tai tipo lempos turi pasukti tą pusę. Tai viso, išsijungia, nebeveikia šitą sistemą, turim klaidą. BMW